Tai pradėsiu nuo to, kasgi yra tas lytiškumo ugdymas. Tai lytiškumo ugdymas yra disciplina, kuri yra orientuota į vertybės, asmenybės ugdymą ir rizikingo elgesio pirminę prevenciją. Ir labai dažnai mes lytiškumo ugdymą įsivaizduojame, tai pakankamai siaurai, ar ne, kad tai ugdydami lytiškumą mes kalbėsime galbūt tik tai apie seksualumo dalį, ar ne, apie galbūt paauglystėje vykstančius pokyčius, bet vis dėlto pats lytiškumo ugdymas jisai apima kur kas daugiau. Ir pagrindas lytiškumo ugdymo tai yra būtent tas vertybinis pasaulio matymo formavimas, asmenybės ugdymas ir tų pagrindinių socialinių įgūdžių suteikimas tam, kad vaikas galėtų sėkmingai įsilieti į socialinį gyvenimą, megzti santykius su kitais asmenimis ir nebūtinai romantinius santykius. Lytiškumo ugdymas prasideda nuo to, kad kaip mes turėtume megzti ir tą paprastą draugišką ryšį, kas ypatingai svarbu vaikams, kurie turi autizmo spektro sutrikimą. Ir tikrai buvo klausimas, ar ir mokykloje apie tai svarbu kalbėti, tai tikrai svarbu. Ir jeigu kalbėtume apie bendrąjį ugdymą Lietuvoje šiuo metu, tai lytiškumo ugdymas yra gyvenimo įgūdžių bendrosios programos dalis. Ji nėra labai didelė, bet ji tokia yra ir mokyklose lygiai taip pat apie lytiškumo ugdymą yra kalbama. Taip, ir vėlgi atsakydama į tuos klausimus, kuriuos uždavėte registruodamėsi, ar ne, tikrai gavau nemažai klausimų, kasgi yra vis dėlto normalu, vadinkime taip pagal raidą, ar ne, ir ką iš esmės kas yra būdinga vaikų lytiškumo raiškai priklausomai nuo metų. Tai vėlgi cituodama vieną iš metodinių leidinių, truputėlį apžvelgsiu, kokiagi yra ta lytiškumo raiška. Tai pirmiausia, pradėkime nuo vaikų iki 4 metų. Ir kasgi yra būdinga? Tai tikrai yra būdinga rodyti susidomėjimą savo kūnu, ar ne, tyrinėti savo kūną, užduoti klausimus apie įvairias kūno funkcijas. Lygiai taip pat būdinga ir domėtis, o kaip atrodo kitų žmonių kūnas, kaip veikia tas kūnas. Ir tikrai galima pastebėti, ar ne, kad vaikai bando ir paliesti, tarkim, ar mamos, ar kitų moterų krūtis, domisi apie tai, kas yra matoma ir kas galbūt net ir yra kitaip nei pas juos. Taip pat vaikai gali tyrinėti ir savo lytinius organus tiek viešose vietose, tiek būnant vienumoje. Tiesiog tai neturi jokios seksualinės potekstės, tai yra tiesiog bandymas suprasti ir pažinti savo kūną. Kas aš esu ir apie ką čia mano kūnas, ar ne? Taip pat galime pastebėti, kad vaikai bando, taip slapčiomis pamatyti ir kitus žmonės nuogus, galbūt netyčia atidaryti vonioje duris ar tualete, įsiveržti į tualetą, ar ne? Ir vėlgi tai yra tas noras, smalsumas pamatyti, o kuogi mes čia skiriamės ir kuo mes esam panašus. Taip pat vaikai gali demonstruoti savo lytinius organus kitiems, bet vėlgi tai yra tokia pažinimo dalis, o kaipgi sureaguos kiti, ar ne, kur yra tos socialinės ribos, kiek aš galiu sau leisti ir kiek man gali leisti aplinka, kurioje aš esu. Taip pat nusirenginėti, norėti būti nuogam ir liesti savo lytinius organus arba trinti juos į įvairius objektus. Tai vėlgi pagal lytiškumo raišką taip vyksta, o ką su tuo galima daryti, ar ne, ir įvairiais amžiaus tarpsniais labai panašiai, ta metodika pakankamai panaši, ar ne, apie tai šiandien ir kalbėsimės. 4-6 metų vaikams būdinga mėgdžioti suaugusių elgesį ir mes galim pastebėti, kad vaikai, kurių raida yra įprastinė, jie labai dažnai demonstruoja tą laikymąsi už rankų, galbūt kažkur paslapčia bučiuojasi ir tikrai darželiuose dažnai matome tokios krypties elgesio. Taip pat vartoti netinkamus žodžius, kalbant apie kūną, ar ne, kažkur išgirstus žodžius, juos pasakyti garsiai ir vėlgi žiūrėti, kokia yra aplinkinių reakcija ir kokios tos socialinės normos. Ir būtent vaikai mokosi per tą pavyzdį, ar ne, per pamokymą, padarydami tam tikrus žingsnius ir stebėdami suaugusiųjų reakcijas. Taip pat tyrinėti savo kūną kartu su bendraamžiais. Ir tikrai galime pastebėti, kad apie 4-6 metus vaikai pradeda žaisti daktarą, šeimą, nori pamatyti vėlgi,
kaip atrodo kūnas bendramžių, ar ne, palyginti tą kūną, tai gali atsirasti ir tokių žaidimų, kaip parodyk man savo, aš tau parodysiu savo. Taip pat rodyti susidomėjimą kitų žmonių nuogumu ir jų nusirenginėjimu, ar ne, tai kaip ir mažieji, taip ir vyresnieji, na, tas susidomėjimas jisai išlieka. Ir tada kalbame apie 7-12 metų vaikus, tai tada jau atsiranda daugiau klausimų, ar ne? Vaikai pradeda suprasti įvairius, kūno pokyčius, gali užduoti klausimus apie lytinius organus, apie krūtis, lygiai taip pat apie lytinius santykius ar vaikų gimimą. Tikrai turėčiau pastebėti ir tai, kad net ir jaunesni vaikai, pavyzdžiui, gali užduoti klausimų apie vaikų gimimą, ypatingai tais atvejais, kada šeimoje yra laukiama arba artimoje aplinkoje yra laukiama vaikų, vaikai stebi nėščias moteris ar ne, ir jiems natūraliai kyla klausimų, o tai kaip čia visa tai vyksta. Taip pat sąmoningai liesti savo lytinius organus, kitaip tariant, masturbuotis. Bet vėlgi, čia labai svarbu paminėti tai, kad tokio amžiaus vaikai, jie neturi jokios seksualinės potekstės. Masturbuotis yra arba malonu, arba tai mažina nerimą, ar ne, arba padeda pailsėti, kitaip tariant. Bet vėlgi, kai mes kalbame apie vaikus, kurių raida yra įprastinė, jie stebi aplinką, stebi socialinės, tam tikras normas ir šitų masturbuotis išmoksta, supranta, kad tai reikėtų daryti privačioje aplinkoje. Taip pat dalyvauti žaidimuose su bendramžiais, kurie imituoja suaugusiųjų lytinį elgesį, ar ne? Tai mes vėlgi galime matyti, kaip vaikai imituoja šeimą, ar ne, žaidžia vaikiną ir merginą ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi rodo susidomėjimą kitų žmonių nuogumu. Ir pradeda domėtis daugiau nuotraukomis, vaizdais, kur matome apsinuoginę ar nuogi žmonės, lygiai taip pat pradeda ieškoti ir seksualinio turinio informacijos įvairiose žiniasklaidos priemonėse, tai televizijoje, filmuose, žaidimuose, internete ir taip toliau. Tai vėlgi šitas amžius yra tas amžius, kur labai svarbu mums kaip tėvams išlikti autoritetais ar ne, ir išlikti tą pirminę informacijos suteikimo bazę, turėti santykį, kad vaikai nebijotų mūsų klausti ir būti pasirengusiems atsakyti jiems į tuos klausimus. Vėlgi galime pastebėti, kad šitame amžiuje 7-12 metų stiprėja privatumo poreikis. Ir tą privatumo poreikį vėlgi reikėtų mums kaip tėvams užtikrinti, ar ne? Jeigu vaikas sako, kad norėtų, eina apsirengti kažkur privačiai, tai turėtume tą privatumą užtikrinti, įeinant į kambarį pasibelsti ir panašiai. Taip pat atsiranda drovumas, kalbant su suaugusiais. Tai vėlgi turim suprasti, kad tai yra visiškai normali raidos dalis, ar ne? Kad jeigu vaikui yra nejauku, tai ir turėtų būti nejauku, bet vėlgi mes kūrėme tą ryšį su vaiku, parodome ir jiems iš tikrųjų, kaip jaučiamės mes, nes tikrai tikiu, kad mums tėvams lygiai taip pat daugeliu temų yra nejauku kalbėtis. Ir kai vaikai supranta tai ir jiems yra ištransliuojama tai, kad, žinai, ir man lygiai taip pat yra nejauku apie tam tikrus dalykus kalbėti, bet mes turim apie tai pasikalbėti ir tai tikrai yra labai svarbu. To nejaukumo svorį mes tikrai nuo vaikų nuimam. Taip pat šitame amžiuje prasideda romantiškas susidomėjimas bendraamžiais. Noras būti patraukliu, patikti kitiems, galbūt puoštis, atrodyti kažkaip labiau patraukliai ar ne savo bendraamžiams. Tai vėlgi tokia ateinanti pirmoji paauglystė. Buvo tikrai ne vienas klausimas, kada ir kaip mes pradedame kalbėti apie lytiškumo ugdymą. Tai, kaip ir minėjau, lytiškumo ugdymas, jis apima labai daug temų. Bet pirmiausia, tai labai glaudžiai siejasi su gebėjimu teisingai įvardinti visas kūno dalis, gebėjimu tinkamai vertinti savo kūną ir tinkamai suformuotų socialinius įgūdžius. Tai iš esmės mes, jeigu kalbam apie socialinius įgūdžius bendrai, tai savo vaikus socialinių įgūdžių mokome nuo pačių mažiausių dienų, ar ne, kaip bendrauti su šitų pasauliu ir kaip kokiomis taisyklėmis vadovautis, kai veikiame socialiai aplinkoje. Tai mokant vaikus kalbėti jau net ir prieš antrus
trečius jų gyvenimo metus tikrai rekomenduojama mokyti ir teisingai įvardinti visas kūno dalis. Tai čia nebereikalo yra pabrėžtas žodis visas, nes na, nežinau kaip jūsų, bet mano vaikystėje ar ne, ir tikrai, kai bendrauju su kitais tėvais ar mokytojais, taip pat ir kiti pripažįsta, kad, na, apie lytinius organus ar ne, tikrai nebuvo kalbama taip atvirai. Ir kai mes turime susitikimus, kada galime daugiau padiskutuoti vieni su kitais, tikrai nevengiu užduoti klausimą, o kokius lytinių organų pavadinimus jūs žinote iš vaikystės. Tai tikrai tų pavadinimų yra pačių įvairiausių, bandant nuslėpti tuos tikruosius. Vėlgi, kaip mes turime ausis, turime rankas ir kojas, lygiai taip pat mes turime ir lytinius organus, kurie turi savo pavadinimus. Ir tikrai tuos pavadinimus reikėtų įvardinti taip, kaip jie ir yra vadinami, ar ne? Tai jeigu kalbam apie moteriškus lytinius organus, žinom, kad yra krūtis, išoriniai lytiniai organai vadinami vulva, vidiniai lytiniai organai vadinami makštimi. Toliau kalbant apie vyriškus lytinius organus, varpas, seklidės ir kapšelis, ar ne? Ir tuos pavadinimus, taip ir turėtume vaikams įvardinti. Tikrai galime jaustis nejaukiai. Ir kai kalbame su vaikais, vėlgi, ką ir minėjau, tikrai tą nejaukumą mes galime vaikams apie tai irgi kalbėti, ar ne? Kad kai aš buvau vaikas, na tai įsivaizduoju, kad man apie tai nekalbėjo, ar ne? Ir šiandien man taip pakankamai sudėtinga tai įvardinti, bet mes galim kartu pasistengti ir savo kūną vadinti taip, kaip jis iš tikrųjų vadinasi. Dabar, kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad kai mes bandome lytinių organų pavadinimus paslėpti po įvairiausiais epitetais, kokią žinutę mes siunčiame vaikui? Siunčiame žinutę, kad tai yra kažkas, na, apie ką nelabai derėtų kalbėti, ar ne? Tai yra kažkas labai labai slapto, apie ką nekalba nei tėtis, nei mama su manimi. Galbūt netgi tai yra kažkas gėdingo, apie ką nederėtų kalbėtis vieniems su kitais. Ir tada įsivaizduokime situaciją, ar ne, kai vaikas pradeda jausti, na, galbūt prasidėjo uždegiminiai procesai, galbūt jaučia niežulį, ar dar turi kažkokių kitų problemų susijusių su lytiniais organais. Ir tada atsiranda natūrali baimė pasakyti apie tai suaugusiems, na, nes tai yra kažkas, apie ką mes kalbėti vengiame. Kitas dalykas, kodėl irgi labai svarbu įvardinti lytinius organus tikraisiais vardais, tai yra todėl, kad būtent kalbėsiu apie seksualinę prievartą, ar ne, ir apie seksualinės prievartos prevenciją. Tikrai yra tokių atvejų ir tų atvejų pasitaiko neretai, kada jeigu vaikas patiria vienokią ar kitokią seksualinę prievartą ir nori apie tai kažkam papasakoti, nebūtinai tai yra jo artimiausia aplinka, nebūtinai tai yra jo tėvai, galbūt jisai pasirenka visiškai kitą žmogų, ar ne, ir jam apie tai kalba, jeigu lytinių organų pavadinimai nėra konkrečiai įvardinami, tas žmogus gali nesuprasti, apie ką vaikas kalba, ir, na, tiesiog nesuteikti pagalbos tada, kada ta pagalba gyvybiškai svarbu suteikti. Ir čia yra retorinis klausimas, tai kokiose situacijose galėtumėte įvardinti arba galbūt įvardinate šias kūno dalis, tai čia galite pagalvoti kiekvieną savo, o aš galiu duoti pavyzdžių, ar ne, kad kai mes rūpinamės mažamečiais vaikais, tikrai ir prausiantis, ir rengiantis, galime nevengti įvardinti šitas kūno dalis, ar ne, ir mokyti vaiką patį įvardinti tas kūno dalis ir įvardinti jas teisingai. Keliaujame toliau ir, kaip ir minėjau, lytiškumo ugdymą labai didžiulė dalis tai yra socialiniai įgūdžiai. Ir socialiniai įgūdžiai, taip bendrai tariant, tai yra asmens savybių visuma, kuri leidžia mums užmegzti ryšių su kitais žmonėmis socialinės normas atitinkančiais būdais. Ir socialinių įgūdžių tema apskritai yra labai labai plati, nes socialiniai įgūdžiai, na, jie reikalingi absoliučiai visur. Jeigu be matematikos mes galim išgyventi, ar ne, arba be chemijos ir fizikos, tai be socialinių įgūdžių, socialiniai aplinkoj išgyventi yra labai labai sudėtinga, nes žmogus yra socialinė būtybė ir jam reikalinga bendrauti su kitais žmonėmis. Tai
Bendrai, kas sudaro socialinius įgūdžius, tai yra socialinis žinojimas. Aš žinau, aš esu išmokusi, kaip elgtis vienokiose ar kitokiose situacijose ir aš tą savo žinojimą demonstruoju socialinėme kontekste, ar ne, kuriame aš esu. Ir kartais būna tokių situacijų, kai aš labai laiminga esu tame socialinėme kontekste, arba esu labai pikta, arba mane kažkas labai suerzina socialinėme kontekste, bet aš identifikuoju savo emocijas, identifikuoju kito žmogaus šalia esančias emocijas ir sugebu valdyti situaciją, valdydama emocijas. Tai visa tai sudaro tą socialinių įgūdžių visumą. Ir tikrai buvo ne vienas klausimas, o tai koksgi skirtumas yra tarp lytiškumo ugdymo, kada mes kalbame apie ugdymą vaikų, kurių raida yra įprastinė, ir kai kalbame apie vaikų, kurie turi autizmo spektro sutrikimą. Ir va čia jau mes šiandienos susitikimo temą ir pradėsime nagrinėti plačiau, ar ne? Tai pirmas tas skirtumas, ar ne, ir pirmas dalykas, į ką labai svarbu atkreipti dėmesį, tai į tai, kad vaikai, kurie turi autizmo spektro sutrikimą, patiria vienokių ar kitokių sunkumų reaguojant į socialinį kontekstą. Tai konteksto nematymas yra negebėjimas spontaniškai pasinaudoti kontekstu ir pasąmonėje suprasti reikšmės. Ir aš dabar duosiu pavyzdžių, kad tiesiog būtų paprasčiau suprasti, apie ką aš čia kalbu. Tai mes dabar dešinėje pusėje matome 4 žmonių portretus, ar ne? Ir galim paanalizuoti tuos žmonių portretus, pasižiūrėti, kaip galvojam, kaip jie jaučiasi. Tai iš esmės mes, nematydami konteksto, matom tik mažą to konteksto dalį. Esame išmokyti, kad kai žmogus verkia ar ne, kai žmogui liūdna, kai žmogus verkia, tai tikriausiai, kad jam liūdna. Ir tikrai matom iš veidų, kad žmonės yra įtampoje, kad jų veidai yra paraudę ar ne. Ir tikrai atrodytų, kad žmonės yra labai nuliūdę dėl kažko, tačiau gaunam papildomo socialinio konteksto. Ir tada suprantam, kad vis dėlto nėra viskas taip blogai, kaip mums pasirodė iš pradžių. Ir šitie žmonės labai džiaugiasi. Vieni žmonės laimėjo galbūt gyvenimo apdovanojimus, kiti žmonės, vaikai šiuo atveju kairėje pusėje, jie gavo ilgai norėtus tikriausiai gyvūnėlius, ar ne, ir dėl to labai džiaugiasi. Ir čia jau atsiranda kontekstas, konteksto supratimas. Tai kai mes mokome vaikus suprasti socialinį kontekstą, labai turime apgalvoti įvairius atvejus ir scenarijus. Ir tikrai turbūt ne vienas esate girdėję, pavyzdžiui, ir apie socialinės istorijas. Irgi puikus metodas, kuriuo mes mokome vaikus suprasti, o kasgi vyksta kontekste, tam viename ar kitame kontekste. Tai kai ir kūrėme tas pačias socialinės istorijas, labai svarbu pagalvoti apie ne tik vieną kryptį, bet apie visus galima jai variantus. Pavyzdžiui, visiškai nutolkim nuo lytiškumo ugdymo ir aš mokau vaiką pereiti gatvę, ar ne, iš mokyklos pareiti namo. Ir aš sakau, žiūrėk, kai tu prieisi perėję, pasižiūrėk į kairę, pasižiūrėk į dešinę ir kai pravažiuos automobiliai, gali pereiti kelią. O jeigu automobiliai nepravažiuos? Ir čia yra kontekstas. O jeigu taip nebus? Lygiai taip pat mokau vaiką pereiti per perėją ten, kur yra šviesoforas. Ir sakau, kai užsidega žalias šviesoforo signalas, vėlgi pažiūrėk į vieną pusę, į kitą pusę ir taip toliau, ir tada pereik kelią. Kai dega raudonas šviesoforo signalas, eiti negalima, turim sustoti. O jeigu raudonas šviesoforo signalas užsidegs tada, kada aš būsiu vidury kelio. Ir vėlgi atsiranda jeigu momentas, ar ne? Tai lygiai taip pat ir kalbant apie santykius su kitais žmonėmis, turime apgalvoti tą jeigu momentą. Kalbėkime apie socialinius įgūdžius. Mokome vaiką dalintis, ar ne? Ir tikrai esu mačiusi tokių socialinių istorijų, kurios ne visai tinkamos. Todėl, kad kalbant apie dalinimąsi, mes kalbam, kad jeigu tu nori būti draugiškas ir kad su tavim draugautų, tu turi dalinti žaislais. Bet ar tikrai visada? Ir ar tikrai privalau viskuo dalintis? Turbūt, kad ne. Čia atsiranda tam tikros ribos, ar ne? Mano emocinės ribos ir mano fizinės ribos. Ir apie tai mokydami vaikus mes irgi labai, tai turime akcentuoti, turime to išmokyti, ar ne? Keliaujam toliau.
kalbant vėlgi apie socialinį kontekstą, vaikams pakankamai sudėtinga suprasti priežasties ir pasekmės ryšį, kodėl vyksta vienaip ar kitaip. Pavyzdžiui, mus kartu su sūnumi pakvietė į gimtadienį draugė, ar ne? Ir draugė paprašė dovanų lėlės. Labai norėjo tos lėlės. Mes nupirkom tą lėlę, nuėjom į gimtadienį. Ir kai mes įteikėm draugiai lėlę, draugė labai džiaugiasi. Lėlė jai suteikė tiek džiaugsmo, jinai visiems rodė, jinai visiems gyrėsi, jinai labai džiaugiasi ir sakė, kad va, čia mano sūnus tą lėlę jai padovanojo. Klausimas būtų toks. Tai artėja tėčio gimtadienis. Ką vaikas tikėtina, kad pasiūlys padovanoti tėčiui? Tikriausiai, kad lėlę. Todėl, kad lėlė reiškia džiaugsmą. Ir vėlgi čia atsiranda socialinis kontekstas, duosiu pavyzdžių iš to, kokius klausimus jūs man uždavėt, ar ne? Na, pavyzdžiui, vaikas per arti stovi, ar ne? Arba vaikas, kitų žmonių, arba vaikas labai lipšnus apsikabina ir bučiuoja kitus vaikus, ar ne? Kaip man į tai reaguoti ir kaip tai vertinti? Dabar įsivaizduokime, kad jeigu mes šeimoje taip bendraujame ir pas mus yra visiškai priimtina apsikabinti, pasibučiuoti, žodžiu, būti tame artimame fizinėme ryšyje, vaikui atrodo, kad viskas yra gerai, tai yra džiaugsmas ir taip, tokie turi būti tie tvarūs santykiai. Ir kitame kontekste jisai pritaiko lygiai tą patį elgesį, tikėdamasis, kad ir kiti lygiai taip pat džiaugsis. Na, bet dažniausiai kartais arba dažniausiai atsitinka taip, kad ne visai džiaugiasi kiti žmonės, jeigu mes nepritaikome elgesio kontekstui. Kitose pranešimo dalise pateiksiu konkrečių priemonių pavyzdžių, kaip galima vaikus to mokyti. Tai dabar kalbėsim šiandien apie 5 tokias pagrindinės dalis. Tai yra apie privačius veiksmus viešoje vietoje, nes tikrai labai daug klausimų sulaukiau apie tai. Taip pat kalbėsiu apie tai, kad vaikams labai sunku suprasti, kas yra draugai, o kas tik pažįstami ir svetimi žmonės. Ir tikrai dirbant su vaikais nuo 9-11 metų, vėliau 12-16 metų, pastebiu, kad tas sunkumas jis išlieka, ar ne, ir su tuo tikrai reikia papildomai padirbėti. Taip pat apie socialinio atstumo nepaisymą, sunkumų suprantant ir įvardinant tai, kaip aš jaučiuosi ir suprantant, kaip jaučiasi kitas šiuo metu, ar ne. Apie savireguliaciją, kaip aš turiu susireguliuoti vienokiose ar kitokiose situacijose ir apie tai, kad kalba vaikai, autistiški vaikai kalbą supranta tiesiogiai ir kągi su tuo daryti ir kaip mokyti, suprasti, kasgi vyksta su jų kūnu ar ne, kas apskritai, ne tik kas vyksta su jų kūnu, bet kaip mes ir socialiai turime bendrauti, kaip tai aiškinti tiesiogiai, kad vaikas tikrai suprastų. Tai nuo to ir pradėkim, kad vaikai, būtent dėl socialinio konteksto sąlygojimų tam tikrų supratimo sunkumų, visą kalbą iš esmės supranta labai tiesiogiai. Ir nebereikalo šita ikonėlė yra uždėta tokia sudužusia širdim, ar ne? Todėl, kad mūsų kalbą vaikai tikrai dažnai visiškai tiesiogiai priima ir kartais net nepagalvoja, galime sukelti tikrai papildomai nemažai nerimo, nes mes perkeltinės prasmes suprantame, o vaikams perkeltinės prasmes reikia paaiškinti papildomai. Tai vėlgi tokie pasakymai, kaip jis man sudaužė širdį arba širdis dužo į šipulius, tokie pasakymai turėtų būti paaiškinami vaikui atskirai. Tai apie ikonėlę baigiau ir dabar keliauju kalbėti apie lytiškumo ugdymą. Ir kai mes mokom apie tam tikrus pokyčius ir turime omenyje tai, kad vaikas visą kalbą supranta tiesiogiai, tikrai rekomenduojama naudoti labai aiškius ir labai tikslius terminus, vengti perkeltinių prasmių. Ir pavyzdžiui, vietoj tokių abstrakčių sąvokų, kaip užmegzti artimus santykius, geriau vartoti konkrečius žodžius, ar ne? Ką žmonės daro? Žmonės gali bučiuotis, apsikabinti arba turėti lytinius santykius, kai jaučiasi pasirengę ir abu sutinka. Vėlgi čia yra pagal tai, koks yra vaiko amžius, ar ne? Tai čia jau mes apie tai kalbame jau su vyresniais vaikais.
Lytiškai bręstančiam vaikui reikia tiksliai paaiškinti, kokie pokyčiai vyks jo kūne ir vėlgi naudojame visiškai teisingus anatominius terminus, kuriuos vėliau jisai galės sutikti ir tame pačiame biologijos vadovėlio, o galbūt jau ir sutiko ar ne. Tai vėlgi krūtų augimas, erekcija, mėnesinės ir kita. Stengiamės vengti vėlgi kažkokių perkeltinių prasmių, jeigu šitus žodžius mums vartoti yra nejauku. Tai čia tiesiog stenkimės dalykus vadinti tikraisiais vardais. Ir vėlgi tikrai panaudojau taip, kaip pateikiau kaip pavyzdžius keletą tokių labai įsigalėjusių frazių, kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie menstruaciją su mergaitėmis. Ir tikrai neretai išgirstu tokių pasakymų, kad dabar jau tu esi subrendusi moteris, nes tau prasidėjo mėnesinės ar menstruacijos. Tai vėlgi turime suprasti, kad vaikas gali tai interpretuoti labai pažodžiui ir manyti, kad staiga pasikeitė iš esmės socialinis statusas ir visos atsakomybės. O tai ką daro tos subrendusios moteris, ar ne? Ir viskas čia taip greitai įvyko. Ir nepaisant to, kad aš turiu išgyventi labai daug emocinių permainų, turiu išgyventi daug fizinių permainų, aš dar turiu ir tą papildomą nerimą, ar ne, ir svorį nerimo dėl kažkokio besikeičiančio statuso. Tai vėlgi tokių pasakymų mes turėtume vengti. Arba dabar esi pasirengusi turėti vaikų. Vėlgi, jeigu mes pagalvokim taip patys, ar ne, jeigu mes tai suprantame absoliučiai tiesiogiai, vėlgi galime sukelti papildomo nerimo vaikui. Tai vėlgi gali labai išgąsdinti, ar ne, ir sukelti papildomą nerimą. Arba tu jau esi suaugusi. Tai iš esmės pagalvokime, kad jeigu mergaitai mėnesinės prasideda 9, 10, 11, 12 metų, tai tikrai mergaitės dar nėra suaugusios, ar ne? Ir vėlgi to reikėtų vengti, o kalbėti apie menstruacijas kaip apie visiškai natūralų biologinį procesą, kuris vyksta ir pas visas moteris, ar ne, ir kad taip vyksta. Kad kalbėti būtų lengviau, vėlgi turėjau nemažai klausimų apie tai, kokią literatūrą ir ką galėčiau parekomenduoti tėvams. Tai iš karto ir pradedu nuo to, kad turime lankstinuką, dėmesio brendimas ir patarimai tėvams, kaip kalbėti apie artėjančias menstruacijas su mergaitėmis, kurios turi autizmo spektro sutrikimą. Tai tikrai yra taip pakankamai glaustai išdėstyta informacija, o kągi sakyti, ką daryti, kaip pasiruošti, galbūt ką turėtume nusimatyti prieš prasidedant menstruacijoms ir tikrai labai svarbu apie tai kalbėti dar prieš, ar ne? Tai jeigu žinome, kad mergaitėms taip menstruacijos prasideda ir nuo 9 metų, tai tikrai apie tokiame amžiuje jau galima drąsiai apie tai kalbėti ir aiškinti. Vėlgi, kiekvienas iš mūsų, ar ne, kiekvienas tėvas savo vaikus jaučia, mato geriausiai ir kaip mes, kokiais kalbos kodais kalbėsime su vaikus, kaip pateiksime tą informaciją, vėlgi kiekvienas nusimatome individualiai. Kitas leidinys, kuris vėlgi padėtų kalbėti ir labai aiškiai komunikuoti žinią apie tai, kas vyksta vaiko kūne ar ne, paauglystės brendimo metu, su kuo vaikas susidurs, lygiai taip pat apie viešus ir privačius veiksmus ir visus kitus dalykus. Tai yra leidinys Augimas vadovas specialistams ir tėvams, kurie sprendžia autizmo ir brendimo klausimus. Tai kuo puikus šitas leidinys, tuo, kad yra ne tik pateikta informacija, ar ne, apie ką mes ir kaip galime kalbėti, bet šalia yra ir metodinis rinkinys priemonių, kurias galime naudoti, pasitelkiant, tiesiog savo kalbą pastiprinti vizualų. Nes žinome, kad autistiškiams vaikams tikrai visą tai, ką mes sakome, turime maksimaliai stiprinti vizualiai, tam, kad vaikui būtų lengviau suprasti ir atsiminti tą informaciją, apie ką mes su juo kalbėjome. Kitas leidinys, jis yra skirtas pedagogams, bet tikrai galite ir tėvai rasti čia daug naudingos informacijos, ar ne, ir vėlgi priemonių pavyzdžių. Tai yra patarimai pedagogams, kaip ugdyti vaikų turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų lytiškumą. Dar taip pat buvo pateiktų klausimų apie tai, o kaipgi mokyklai kalbėti apie tai, kaip tą lytiškumo ugdymą ugdyti, kuomet yra ugdomas vaikas turintis autizmo spektro sutrikimą. Tai
šitą šaltinį tikrai galima vėlgi su šiuo šaltiniu pasidalinti ir su mokytojais. Dar viena leidinių serija, čia yra leidinių serija skaitantiems anglų kalba. Lygiai taip pat, nepaisant to, kad tai yra skirta tėvams, šitą leidinių seriją galima pasidalinti ir su pedagogais, nes pagrindiniuose leidiniuose yra informacija apie tai, kaip kalbėti apie lytiškumą, kaip ugdyti lytiškumą, ir šalia yra priedai, matom antri leidiniai ar ne, kur jau yra vėlgi konkrečių pateiktos konkrečios priemonės, konkretus įrankiai, kuriuos naudojant galima kalbėti lytiškumo temomis su vaikais. Gerai, keliaujame prie kitos grupės ir tai yra emocijų pažinimas ir savireguliacija. Kai kalbame apie emocijų pažinimą, labai svarbu jau nuo mažų dienų vaikams, natūraliose aplinkose mokyti vaikus atpažinti ir suprasti emocijas. Tai bet kokį mokymą, iš esmės, netgi jeigu ir mokome ne realiuose situacijose, socialinėme kontekste, vis tiek vėliau turėtume stengtis perkelti į realias situacijas. Tai lygiai taip pat tėvai, kaip tėvai, lygiai taip pat ir mokytojai. Taip pat mokome savireguliacijos ir mokome pažinti ir įvardinti kito jausmus ir emocijas, ar ne? Ir 5-6 metų vaikai jau gali įvardinti bei savo bei atpažinti kito žmogaus emocijas ir jausmus. Dabar kalbant apie tai, kokiais būdais mes galim to mokyti, tai žinoma, ten vienas pagrindinių būdų yra mokymas, kada vyksta reali situacija, ar ne? Aš suprantu, tu supykai, tu dabar pyksti, ar ne? Arba, o taip, mes dabar labai džiaugiamės, mes laimingi, nes mums pasisekė. Ir labai konkrečiai įvardinam emociją. Bet yra ir kitų būdų. Ir kai mes mokome pasitelkdami vizualą, ar ne, paveikslėlį, nuotrauką, labai svarbu vaikus mokyti, kaip atrodo reali situacija. Nes autistiški vaikai, kai mes juos mokome suprasti konkrečią emociją, jie stebi detalės. Ir vėliau tų detalių ieško, natūralioje situacijoje, kurioje veikia. Tai čia pateikiu keletą pavyzdžių, ar ne, ko nederėtų naudoti, tai nederėtų naudoti įvairiausių paveikslėlių, pieštų paveikslėlių su pernelyg stipriomis emocijomis. Čia matome moterį su ugnimi, kuri veržiasi iš galvos, ar ne, arba animaciniai personažai, kurių emocijos iš esmės, jos nelabai panašios į tikras emocijas. Ir matome tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje realių žmonių emocijas, kurias reikėtų pasitelkti mokant, ir vėliau jau generalizuojant įgūdį natūralioje vaikui situacijoje. Tai vėlgi dalinuosi dar vienu leidiniu, kuriame galite rasti informacijos, kaip mes mokome vaikus atpažinti, o kaip atrodo supykęs žmogus, ar ne. Tai čia būtent apie tai, kaip mes atpažįstame, kad šalia esantis žmogus pyksta. Ir vėlgi, pati priemonė jinai skirta pedagogams, bet tikrai užsiimant namuose su vaiku galima mokytis atpažinti tam tikrus bruožus emocijos, kurią mes galim pastebėti, kai žmogus yra piktas. Ir vėlgi yra labai aiškiai paaiškinta, o ką daryti, kai mes esam šalia pikto žmogaus, ar ne, kad to konflikto ar pykčio neskaluotume, nepatektume į bėdą, o ką daryti tuomet. Tai dar viena svarbi mintis yra ta, kurią labai norisi, kad jūs, jeigu dar neturite to namuose, į namus išsineštumėte, kad kiekvienas jausmas, kurį mes jaučiame, yra geras. Nėra blogų jausmų. Pykti nėra blogai. Ir liūdėti nėra blogai. Viskas su tuo yra tikrai gerai. Tik labai svarbu, ką mes darom tada, kai mes pykstam, arba mes liūdim, arba mes labai labai stipriai džiaugiamės, ar ne. Ir kai vaikas neatpažįsta jausmų, mes jam jį įvardiname ir padedame rasti alternatyvas jausmų išraiškai, o kai vaikas jau geba atpažinti jausmą, mokome, kaip tinkamai tą jausmą išreikšti ir suteikiame vaikui galimybę pasirinkti jam tinkamą jausmo išraiškos būdą. Ir kartais būna, kad mes siūlome vaikui kažką, kai jis pyksta ir niekas neveikia.
Tai iš tikrųjų apie jausmus mes turėtume kalbėti prevenciškai, ar ne, apie tas savireguliacijos būdus. Ne tada, kada viskas jau vyksta, o dar gerokai prieš tam veiksmui įvykstant, su vaiku kalbantis galime išsiaiškinti. Žiūrėk, aš kaip pykstu, aš kaip mama, kai pykstu, man labiausiai padeda giliai įkvėpti ir iškvėpti. Arba nueiti į kambarį, atsisėsti, užsidėti ausines ir paklausyti muzikos, ar ne? Ir tai yra mano būdai, kaip aš su savo pykčiu tvarkausi, kaip aš jį išreiškiu, ar ne? Kaip aš padedu savo išbūti su tuo jausmu. Tai lygiai taip pat su vaikais galima susidėlioti tam tikrus būdus, kaip jiems yra priimtina išreikšti pyktį, o tada, kai pyktis jau vyksta, ar ne, kalbėtis apie tai, žiūrėk, tu man sakei, kad tau, kai tu pyksti, tau padeda patrypti kojomis. Aš tau padėsiu, patrypkim kojomis, ar ne? Ir tada mes jau dirbam intervenciškai, bet po to padarė didelį prevencinį darbą. Taip pat dalinuosi dar vieną priemonę apie būdus nusiraminti, tai galbūt vėlgi bus ir jums tam tikrų užuomenų ar minčių, galbūt šitie būdai bus priimtini jūsų vaikams nusiraminti ir tikrai matom, kad ir pačioj priemonėje yra paliktų ir tuščių langelių tam, kad vaikas galėtų pats nusipiešti savo būdą, kuris padeda jam nurimti, ar ne? Ir tada tuos būdus galima susiklijuoti, turėti tam, kad galėčiau visada prisiminti, kaip aš galiu su savo jausmu išbūti. Keliaujam toliau prie privačių veiksmų viešoje vietoje ir tikrai šitų klausimų, būtent apie masturbaciją, kūno lietimą viešoje vietoje sulaukiau bene daugiausiai, tai apie tai dabar ir pasikalbėkime. Tai pirmiausia, kai mes kalbam apie lytiškumo ugdymą, ar ne, apie tam tikrų socialinių įgūdžių mokymą, tai jau darželyje, kada vaikai yra net iš esmės dar ir kai kurie vaikai, jeigu pradeda vėliau lankyti, tai ir prieš darželį namuose, ar ne, mes pradedame vaikus mokyti, o kasgi yra privatu ir kas yra vieša. Ir ką ir kalbėjau, aptardama būtent raidos tam tikrus ypatumus, ar ne, kad vaikai iki 4 metų, pavyzdžiui, jau liečia savo lytinius organus, ar ne, glosto juos, pavyzdžiui, žiūrėdami televizorių, ar ne, gali sėdėti nuogi ir liesti savo lytinius organus. Tai vėlgi čia labai svarbu mums aiškiai įvardinti, su vaikais dirbti apie tai, kad žiūrėk, yra privačios vietos ir yra viešos vietos ir išsiaiškinti, kur tos vietos yra privačios ir kurios vietos yra viešos. Vėliau, priklausomai nuo vaiko amžiaus, tų vietų daugėja. Tai tiesiog rodysiu priemonės pavyzdį ir matysite, kaip tų vietų kiekis plečiasi, ar ne, kur yra privatu, kur vieša, bet kai pradedame kalbėti su mažaisiais, tai tiesiog galime pasakyti, kalbėti pavyzdžiui apie tualetą ir vonią, ar vonią uždarytomis durimis, ar ne, ir jeigu matom kažkokį veiksmą, vėlgi, kada vaikas liečia savo lytinius organus, pasakome, kad žiūrėk, čia yra privatus veiksmas, ar ne, privačius veiksmus mes atliekame privačiai. Tai mokant privačių ir viešų veiksmų labai svarbu aptarti, kokios aplinkos yra viešos ir priešingai kokios yra privačios. Galima mokantis naudoti šviesoforo principą ir dabar tas šviesoforas apvirsta šiek tiek atvirkščiai visiškai, ar ne? Jeigu važiuojame kelyje ir naudojame šviesoforu, tai šviesoforas mums leidžia važiuoti drąsiai. Ir tai yra tokia atrodytų visiškai gera spalva, bet būtent žalia šviesa čia ir reiškia, kad mes kalbame apie privačius dalykus, apie privačius veiksmus ir apie privačius pokalbius. Tai reiškia, kai mes esame saugiai, mes esame pakankamai uždaroje aplinkoje, tada yra žalia šviesa veikti tai, kas yra privatu. Geltona zona yra tokia zona, kuri reiškia, kad tai yra privačios vietos viešose erdvėse. Tai apie tai pakalbėsiu truputėlį vėliau. Ir raudona zona reiškia, kad tai yra pokalbiai, veiksmai ir daiktai, kurie yra absoliučiai vieši. Tai reiškia, kad yra raudona spalva visiems privatiems veiksmams. Tai keliaujam dabar prie to išsiaiškinimo, kaip mes vaikams galime aiškinti, ką kuri vieta reiškia. Tai viešos erdvės arba raudonos vietos, tai ten gali eiti visi.
Ir paprastai ten nėra skambučio, nėra durų, į kurias mums reikėtų pasibelsti ar ne. Ir tikrai ten galime sutikti daug žmonių, kurie yra ir pažįstami, ir nepažįstami. Kai kurie kambariai mūsų namuose irgi yra vieši, nes į tuos kambarius mes einam nepasibeldę, mes tiesiog būname bendrai tuose kambariuose. Tai gali būti mūsų svetainė ar ne, mūsų virtuvė, ar dar kažkokie kiti kambariai, kuriuose būname visi. Tų kambarių durys būna atidarytos arba durų nebūna. Viešose vietose galime sutikti ir nepažįstamų žmonių. Tai apie namus žinoma, kad namuose mes nepažįstamų žmonių, tai patys to nenorėdami tikriausiai nesutiksime, bet jau galime kalbėti apie biblioteką, parduotuvę, apie tą pačią mokyklą, mokyklos koridorius, klasę lygiai taip pat, ar ne, mes ten galime sutikti daug nepažįstamų žmonių. Ir kai esame viešose vietose, mes ten neatliekame privačių veiksmų, nes viešose vietose galime atlikti tik tuos veiksmus, kurie yra vieši. Kalbam toliau apie privačias erdves ir čia svarbu paminėti, kad privačių erdvių arba privačių vietų mūsų gyvenime yra labai nedaug. Ir dažniausiai tos erdvės yra mūsų namuose. Pavyzdžiui, tai gali būti mūsų kambarys arba mūsų miegamasis. Gali būti vonios kambarys, gali būti tualetas. Bet vėlgi svarbus momentas, kad tam, kad erdvė taptų privačia, mes turime užsidaryti duris ir užtraukti užuolaidas. Jeigu ten yra langas, atviras langas, ar ne? Jei kas nors nori patekti į kito žmogaus privačią erdvę, turi pasibelsti į duris ir laukti, kol bus pakviestas užeiti vidun. Ir čia yra labai svarbus momentas mums kaip tėvams, ar ne? Kai mes kalbame apie privačią erdvę, mes tikrai turime ir gerbti tą vaiko privačią erdvę ir laikytis tų susitarimų, kuriuos turime, ar ne? Pirmiausia, mes rodydami savo pavyzdį, o vėliau ir prašydami vaiko laikytis tų pačių susitarimų. Lygiai taip pat su mumis. Ir privačiose erdvėse galime atlikti privačius veiksmus. Privačios vietos viešose erdvėse. Va čia yra ta dalis, kada jau mes kalbame su vyresniais vaikais, ar ne, jau 9-10 metų ir toliau. Tai yra tam tikros vietos, kurios yra viešose erdvėse. Iš karto duosiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, mokyklos tualetas, kur yra ne viena, mes būname ne vieni, bet yra keletą kabinų, ar ne? Tai yra lyg ir privatu, nes mes įeiname ir užsidarome duris į privačią erdvę, bet šalia mūsų visada gali būti kitų žmonių. Lygiai taip pat kaip dušo kabina sporto klube, arba viešbučio kambarys, kuriame mes gyvename ne vieni, o dar su, pavyzdžiui, klasiokais išvykę į ekskursiją, ar ne? Tai yra kaip ir privatu, bet iš esmės į tą erdvę, šalia mūsų vis tiek yra žmonių. Tai tam tikrus privačius veiksmus mes galime atlikti tose vietose, bet čia mes turime būti labai labai atsargus. Vėlgi, kaip ir minėjau, apie tai mes jau kalbam vaikam, kurie yra vyresni. Ir kaip galim to mokyti, ar ne? Iš pradžių aiškinamės ir po to mokomės. Tai vienas iš variantų galime, tiesiog analizuoti situacijas per paveikslėlį, kur vaikai būna, ar ne? Tai klasė, autobusas, autobusų stotelė, valgykla, žaidimo aikštelė, dušo kabina ir taip toliau ir panašiai. Tai vienas dalykas yra analizuoti tai per paveikslėlį ir, taip išrūšiuoti, sakykime taip. Kitas būdas yra tiesiog, fotografuoti realias vietas, situacijas, į kurias patenka vaikas ir būtent su tas vietas išrūšiuoti, ar ne? Dar vienas variantas, kai mes veikiame realiuose aplinkose, su vaiku kalbėtis apie tai, žiūrėk, mes dabar esam kine. Tai pažaidžiam žaidimą, kaip tu galvoji, čia privatu ar vieša? Privati vieta ar vieša vieta, ar ne? Ir kuo daugiau vaikui tokių situacijų, natūraliuose situacijose užduosim tą klausimą, ar ne, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės daugiau socialinio konteksto ir supras, o kurgi yra ta privati erdvė ir kur ta erdvė yra vieša. Lygiai taip pat keliaujam prie privačių ir viešų veiksmų.
Tai vėlgi, krapštyti nosį, kišti rankas į kelnes, mojuoti, laikytis už rankų, pūsti nosį, šokti, plauti rankas ir taip toliau. Tų veiksmų gali čia būti begalė, bet vėlgi su vaikais aiškinamės, o kuriuosgi veiksmus mes turėtume atlikti privačiai, kuriuos veiksmus mes galime atlikti visiškai viešai ir tai yra absoliučiai viešas veiksmas. Atrodytų labai paprasta, bet kai dirbu su paaugliais ir mes, žaidžiame, vadinkim taip, ir mokome žaisdami ar ne, tokius žaidimus tikrai būna įvairių nesusipratimų ir vaikams pakankamai sudėtinga tam tikrose situacijose pasirinkti, tai privatu ar tai vieša. Aš kalbu apie 9-12 metų vaikų mokymą, ar ne, jau kas yra privatu ir vieša. Tai tiesiog toks paprastas pavyzdys, mes su vaikais kalbamės, tai mokyklos kiemas yra privatu ar vieša. Ir aš gaunu išdido atsakymą, kad jeigu tai yra privati mokykla, tai tada yra privatu. O jeigu yra vieša mokykla, viešoji, bendroji, tai yra vieša. Lygiai taip pat su mišku. Jeigu yra privatus miškas, tai jau privati vieta. O jeigu viešas miškas, tai yra vieša vieta. Tai vėlgi, tų analogijų suradimas tikrai yra autistiškų vaikų stiprioji pusė, bet čia mes turime vėlgi labai aiškiai paaiškinti, ar ne, kad tai yra žodžiai, kurie atrodytų galėtų reikšti tą patį, bet tai nereiškia to paties, ar ne? Ir kad miškas iš esmės, jisai visada yra vieša vieta, nes kalbėjom, kas yra vieša vieta. Ji neturi durų, į ją gali bet kada, bet kas ateiti ir taip toliau ir panašiai. Tai va šitą labai svarbu, tiesiog užakcentuoti vaikams. Kita svarbi taisyklė, apie ką mes turime kalbėti, kai kalbame apie kūno dalis, ar ne, apie mūsų kūną ir apie mūsų kūno saugumą, tai yra apatinių drabužių taisyklė. Ir taisyklė sako, kad vaikas negali būti liečiamas kitų žmonių tose vietose, kurias dengia jo ar jos apatiniai drabužėliai. Drabužiai, rūbeliai, nesvarbu, kaip pasakysim, bet labai svarbu šitą vaikui paaiškinti. Ir čia mums kaip tėvams tikrai paramos vaikams centras labai padeda, nes duoda labai labai aiškią pagalbą, kaip vaikams paaiškinti, o kas tos privačios kūno dalis, ar ne? Tai tos dalis, kurios yra uždengtos apatiniais drabužiais. Ir čia dalinuosi dar viena prevencinė priemonė, kiko ir ranka. Pati priemonė, jinai tokia, turi pakankamai metaforišką prasme, ar ne, nes čia kiko bendrauja su ranka, kuri ir groja, ir veikia daug visokiausių įdomių, smagių dalykų, bet ta pati ranka, tai pačiai rankai kiko pasako ir ne, tam tikrais atvejais, kada ranka sugalvoja paliesti ten, kur jau yra vaiko apatiniai drabužiai, ar ne, tai vėlgi, per tą pačią metaforą galime ją pasinaudoti, vėliau paaiškindami ir realią metaforos prasme. Kalbant apie lytinių organų lietimą, tai tuo gali užsiimti ir mažamečiai vaikai, ką ir minėjau aptardama vaikų raidą, ar ne? Ir iki 7 metų vaikai lytinius organus liečia nepasitenkinimui gauti, o galimai siekiant arba nusiraminti, arba įveikti nerimą, gali jausti sensorinės stimuliacijos trūkumą, lygiai taip pat, jie gali jausti ir malonumą, bet kaip ir minėjau, tai nėra seksualizuotas elgesys. Ir siekiant padėti vaikui, pirmiausia yra labai svarbu išsiaiškinti tokio elgesio priežastis. Tai jeigu mes matome, kad darželyje vaikas liečia save ar ne, atlieka veiksmus, kurie galbūt panašus į masturbaciją arba jie masturbuojasi, tai labai svarbu, tai yra vėliavėlė, kur mes turėtume ir kaip tėvai, ir kartu su specialistais aiškintis, kas čia yra ir iš kur tai kyla. Ir tokiu atveju tikrai labai rekomenduoju konsultuotis tiek su ergoterapeutais, tiek su psichologais. Tai pirmiausia galbūt su psichologais, o vėliau ir su ergoterapeutais. Kaip reaguoti, kai pamatom pirmosius požymius, kad vaikas, pavyzdžiui, kiša ranką į kelnaitės, trinasi į kilimą ar į kitą objektą. Tai pirmiausia,
labai svarbu, kad mes tokiose situacijose išliktume absoliučiai ramus, ar ne? Nes tai yra vėlgi visiškai natūralus veiksmas ir tai nėra seksualizuotas veiksmas. Labai svarbu vengti replikų, gėdijimo ar žodinių draudimų. Oi, baik negalima, taip niekas nedaro. Taip, čia aš davau pavyzdį, kaip nedaryti, ar ne? Labai svarbu, pamačius tokį veiksmą, priminti. Klausyk, čia yra privatus veiksmas. Kur mes atliekam privačius veiksmus? Tualete. Ir pabandome sudominti vaiką kažkokia kita mėgstama veikla, ar ne? Kitas dar dalykas, kai mes pastebime, kad vaikas, liečia savo lytinius organus, arba mums atrodytų masturbuojasi, visų pirmiausia ir būtina yra, jeigu yra įmanoma pasikalbėti su vaiku, bet iš esmės išsiaiškinti, ar tai nėra susiję su medicininėmis priežastimis. Nes kartais mums kaip suaugusiems mes išsigastam ar ne, pagalvojam, kad labai nejauku, sukelia labai daug nerimo ir taip toliau, stengiamės iš karto tai nutraukti, bet iš esmės pats pirmas žingsnis yra, žengti žingsnį reikėtų aiškintis vis dėlto, ar tai nėra medicininės priežastis. Galbūt vaikui kažkur skauda, galbūt vaikui kažkur niežti. Jeigu ne medicininės priežastis, tai gali būti nepatogių apatinių klausimas arba nepatogių drabužių tiesiog klausimas, ar ne? Tai vėlgi šitus dalykus mes turime išsiaiškinti pirmiausiai. Ir vaiko sensoriniai poreikiai, ar ne? Tai vėlgi lytinių organų lietimas gali pasireikšti siekiant patenkinti sensorinius poreikius. Dar vienas iš dalykų, ką irgi labai svarbu žinoti, kad yra tam, kai mes kalbame apie norėjimą šlapintis, ar ne, pavyzdžiui, kalbame apie interorecepcinę sistemą, aš pati ne ergoterapeutė, bet labai daug protingų ergoterapeutų esu girdėjusi, kai mes kalbame apie interorecepcinę sistemą, tai būtent tas mūsų noras šlapintis, pati sistema yra labai artima ir seksualiniam susijaudinimui, ar ne, ir viskas yra labai labai arti. Tai jeigu mes matom tam tikrą elgesį, tikrai siūlyčiau konsultuoti su ergoterapeutais, ar ne? Ir ergoterapeutai tikrai puikiai išmano sensorinę sritį ir įvertinę vaiko sensorinį profilį galės duoti jums patarimų, o ką daryti ir kaip daryti. Jeigu vaikas stengiasi gauti sensorinį pasitenkinimą, būtent liesdamas savo lytinius organus, vėlgi čia reikalinga konsultacija iš ergoterapeuto, kuris vėlgi įvertinę sensorinį profilį galės jums duoti atsakymus. Ir keliaujame prie paskutinės dalies. Sunkumai suprantant, kas yra draugai, o kas tik pažįstami ir svetimi žmonės, ir socialinio atstumo nepaisymas. Tai yra kitas klausimų blokas. Tai dabar pabandysiu taip pakankamai greitai aptarti jį ir duoti patarimų, pasiūlymų, pasidalinti metodais, kuriuos naudojame ir savo socialinių įgūdžių užsiėmimų metu. Tai pirmas iš tokių, ar ne, tai yra socialiniai ratai. Ir socialinius ratus mes tikrai aktyviai naudojame, dirbant tiek su 9-12 metų vaikais, tiek ir su vyresniais jaunuoliais. Ir tėvai tai tikrai gali naudoti lygiai taip pat ir namuose. Tai jeigu kalbam tai bendrai apie tuos ratus, tai pirmasis ratas mes matom, ten yra esu aš, ar ne, tai šis ratas simbolizuoja patį vaiką. Tai jis turi suprasti, kad jo kūnas priklauso jam ir tik jis sprendžia, kas gali jį liesti bei rūpintis. Ir mes kalbėdami apie tą patį centrą, ar ne, apie tai ir mokome vaiką, mokom apie savęs priežiūrą, savęs pažinimą, asmeninių ribų nustatymą. Toliau keliaujam prie antro rato ir ten jau yra šeima ir labai labai artimi draugai. Kai mes jau dirbame su vyresniais jaunuoliais, ar ne, čia prie šeimos gali atsirasti ir mylimieji, ar ne. Tai žmonės, kuriems dažniausiai suteikiama daugiau fizinio artumo, pavyzdžiui, galim apsikabinti, galim laikytis už rankų, galim pabučiuoti, jeigu vaikas, čia vėlgi pats vaikas pasako, kas jam yra patogu. Paaiškinam, kad su šiais žmonėmis mes dalinamės emocijomis ir galime juos apkabinti ar laikyti už rankos, bet tai nėra privaloma. Kiek mes kiekvienas norime, tiek ir leidžiam, ar ne? Taip, toliau trečiasis ratas tai yra draugai.
Ir tai yra žmonės, su kuriais mes bendraujame, bet neturime fizinio kontakto. Ir čia mes mokom, kad vėlgi, galime turėti, galime neturėti, priklausomai nuo paties vaiko, ar ne? Bet čia tikrai svarbu tą pasakyti, kad tas fizinis kontaktas, jisai tikrai gali skirtis ir mes neprivalome turėti su niekuo didesnio fizinio kontakto, nei mums norisi. Ir mokoma, kad čia tinkami pasisveikinimai, galbūt rankos paspaudimas, apsikabinimas, draugiškas šypsnis ar pokalbis ir taip toliau. Ketvirtas ratas tai yra mokytojai, specialistai ir bendruomenės nariai. Ir va čia, kai mes kalbame apie draugus ir kai mes kalbame apie pažįstamus, yra labai labai svarbus momentas, nes dažnai vaikai painioja, kasgi vis dėlto yra draugai ir kas yra pažįstami. Tai pažįstami yra autoritetai arba paslaugų teikėjai, su kuriais palaikom pagarbius santykius, bet tai yra formalesnis bendravimas. Ir jau šiame rate netinka artimi prisilietimai, tačiau bendraujame pagarbiai, naudojame mandagius žodžius. Dabar, kada čia atsiranda, kada susiduria vaikai su problemomis, ar ne? Ir kada kartais mes patys, nenorėdami blogo, padarome klaidą, tai tada, kada mokytojus, paslaugų teikėjus, galbūt mokinio padėjėją, įvardiname kaip vaiko draugą. Tai labai svarbu atskirti, ar ne, kad vis dėlto suaugę žmonės, paslaugų teikėjai, mokytojai ir visi kiti, tai nėra vaiko draugai, jie yra vaiko pažįstami. Kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad su draugais mes turime tikrai labai artimą ryšį, mes turime bendrus interesus, mes domimės vienas kitu. Vienas mano mokinys davė labai gerą pavyzdį, kurį jam davė jo mama, ar ne, kad iš tikrųjų draugas yra tas žmogus, kuris bent jau 5 kartus ateina į tavo gimtadienį. Tai čia vėlgi, nebūtinai šitą galime panaudoti, ar ne, bet man pasirodė visai geras pavyzdys vaikui. Ir čia labai svarbu, kodėl atskirti dar, todėl kad mokytojai ir pagalbos specialistai ir mokinio padėjėjai, jie pakankamai dažnai keičiasi. Ir įsivaizduokim, kaip keičiasi tie specialistai ir kai mes tai pozicionuojam kaip draugą vaikui, kiek vaikas per gyvenimą praranda draugų. Todėl labai svarbu yra atskirti, ar ne, kad kur yra draugas, o kur vis dėlto yra tik pažįstamas žmogus. Na ir 5. ratas tai yra svetimi žmonės. Ir svetimi žmonės tai yra žmonės, su kuriais nėra jokio artimo santykio. Pavyzdžiui, nepažįstami asmenys gatvėje. Tai lygiai taip pat gali būti ir kaimynas, ar ne, jeigu mes ten pasisveikinam, bet nežinom nei vardo, nei dar kažko, tai yra mums visiškai svetimas žmogus. Ir su vaiku mes irgi tai turime aptarti, ar ne, ir paaiškiname, kad šiems žmonėms nereikėtų atskleisti nei asmeninės informacijos, su jais nebūtina palaikyti pokalbio, o fizinis kontaktas, apkabinimai iš viso, jie yra netinkami. Ir kodėl šis metodas yra naudingas, tai pirmiausia, kai mes su vaiku susirašome žmonės, kurie yra vaiko socialinėme rate, vaikui tai padeda suprasti, kokie yra skirtingi santykių lygmenys. Jisai sužino, su kuo gali būti artimesnis ir kaip elgtis su nepažįstamais žmonėmis, ar ne? Nes susirašę tuos žmonės, mes po to su vaiku kalbamės, o koks atstumas yra priimtinas bendraujant su tuo žmogum. Tai sumažina socialinio konteksto nesusipratimus, ar ne? Ir tą apkabinimą arba bučiavimą kitų žmonių, kurie yra galbūt nepažįstami arba tik pažįstami arba draugai, bet jiems tai nėra priimtina. Taip pat ugdo saugumo suvokimą. Vaikas supranta, kada ir kaip reikėtų pasakyti ne, jei kas nors peržengia jo ribas. Ir čia irgi yra labai labai svarbus momentas, ar ne? Mes mokome vaiką suprasti ir apsisaugoti įvairiose situacijose. Pritaikoma lytiškumo ugdymui. Tai padeda aiškinti asmeninės ribas ir tinkamą elgesį skirtingose situacijose. Ir kaip mes taikome šitą metodą, tai kartu su vaiku nusipiešiame ratus, ar ne, surašome žmonės, galim surašyti profesijas ar kitą informaciją, nes žinom, kad jeigu yra svetimi žmonės, tai vardų turbūt mes nežinosime.
ir kartu su vaiku aptariam konkrečias situacijas. Pavyzdžiui, ar galima apsikabinti mokytoją, ar ne, o jeigu ne, tai kaip mes tada galim su mokytoja pasisveikinti, tiksliau vaikas kaip gali pasisveikinti. Arba kaip pasisveikinti su nepažįstamu žmogumi, nes kai susitinkam kažką nepažįstamo, arba pardavėja su mumis pasisveikina parduotuvėje, galim labai pasimesti, o ką man daryti, aš jos nepažįstu, ar ne? Tai tada galbūt galiu pasisveikinti žodžiu, jeigu man pasako laba diena. Ir sistemingai aptarti realius pavyzdžius, vėlgi analizuoti realias situacijas. Ir kai būnate tose realiuose situacijose, jas išnaudoti, būtent mokant suprasti, kokiuose socialiniuose ratuose yra kurie žmonės. Ir kaip mes galime taip, kaip mes su jais galime bendrauti. Tada, kai mes pamatome konteksto netitinkantį elgesį, pavyzdžiui, vaikas pribėga ir stipriai apsikabina ten kažkokį draugą, kur mes matom, kad draugui gal visai nepatinka, galime grįžti po to ir pasiaiškinti, ar ne, ar jam patiko, nepatiko ir kaip galim kitaip su tuo draugu bendrauti. Tai vėlgi tikrai vizualus metodas, kuris padeda mums vaikams paaiškinti, kas yra kas socialinėme bendravime. Taip, ir taip pačiam užbaigimui buvo klausimų apie socialinės istorijas, bet tikrai laikas mus labai stipriai spaudžia ir aš jau matau, kad laikas konsultacijai baigėsi, todėl užbaiginėsiu po truputėlį. Tai tiesiog apie socialinės istorijos yra metodas, turintis labai konkrečias savo taisyklės. Ir socialinės istorijos buvo klausimų, galbūt galiu pasidalinti socialinėmis istorijomis apie lytiškumą. Tai labai svarbu suprasti, kad socialinės istorijos yra rašomos individualiai vaikui, kiekvienam vaikui, pagal tai, kaip jis supranta socialinį kontekstą ar ne, kokiame socialinėme kontekste jis yra. Tai viena iš priemonių, metodikų, kurią mes jau turime lietuvių kalba, tai yra socialinių istorijų rašymo gairės. Tai tikrai šiose gairėse, jeigu jūs domina šitas metodas, tikrai galima rasti labai daug atsakymų. Taip, tai rengiant šitą viešąją konsultaciją, naudojau priemonių sąrašą, dalinuosi juos su jumis. Tikrai galite nusifotografuoti, susirasti šitą informaciją. Tai yra tai, ką aš čia šiandieną rodžiau ir kuo remiantis konstravau visą pristatymą. Ir paskutinė žinia, kurią noriu pasidalinti, tai, kad Lietuvos įtraukties švietime centre autizmo spektro sutrikimų grupėje organizuojame socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus vaikams ir paaugliams, kurie turi autizmo spektro sutrikimą. Tai jeigu dar to nežinote, tai tikrai labai rekomenduočiau ateiti pas mūsų puslapį ir pasiskaityti, pasidomėti, galbūt atrasite savo vaikui priimtiną įdomią veiklą ir visi šitie socialinių įgūdžių užsiėmimai, jie vieni tiesia kelią sėkmingam lytiškumo ugdymui, kiti jau ugdo vaikų lytiškumą. Tai šiandieną tiek.